Sveiki. Kągi, sveikinu visus su Liepos pradžia. Tai ne tik tai metų laiko kaita, bet ir tam tikri politiniai įvykiai. Pirmiausia, nuo Liepos 1-osios Airija perima pirmininkavimą. Gal ir gerai. Kipro pirmininkavimas nebuvo toksai įstabus, jis, sakyčiau, buvo toksai lėtas, daugiau Europos institucijos vadovavo procesui. Airijos pirmininkavimui aš teikiu daug daugiau vilčių. Ir kągi, jų prioritetai, matyt, mums yra labiau suprantami ir tikimės jų pilno įgyvenimo. O prioritetai yra šitie. Tai yra konkurencingumas. Airiai labai ambicingai kalba apie tolimesnį reguliavimo supaprastinimą. Dieve padėk eiti tokiu keliu. Jie kalba apie laisvos prekybos sutarčių ir sutarčių įgyvendinimo procesą. Jie kalba apie skaitmeną ir visus kitus dalykus. Kągi, konkurencingumas rūpi visiems, nes Europos ekonomika nėra geriausiai padėti ir tik būdami konkurencingesni visame pasaulyje mes galime pasiekti to, ko norime, kitaip sakant, kurti gerai apmokamas darbo jėgas, eksportuoti, bendradarbiauti ir išlikti, kaip sakant, lyderiais. Antras prioritetas yra vertybės. Airiai labai aiškiai prisijima, kaip sakyti, įsipareigojimą visas tas vertybės, kuriomis remiasi Europos Sąjunga, stumti į priekį, nenuleisti kartelės ir tai yra labai svarbu, žinant, kiek yra populistinių ir visokių kitokių radikalių bandymų peržiūrėti, susiaurinti. Tas vyksta ir Lietuvoje, dėja, pripažinkime, galbūt Airiai atkreips dėmesį ir į tam tikrus procesus Lietuvoje. Labai linkiu sėkmės. Ir trečias prioritetas yra saugumas. Jie kalba apie visų europiečių saugaus gyvenimo būtinumą, mažiau galbūt kalbama apie karinį saugumą ir panašiai, tačiau Ukraina praktiškai paminima pirmoje eilutėje. Kągi, linkime sėkmės remiant Ukrainą. Aš priminsiu, kad štai prieš 3 savaičių, būdamas Airijoje, su darbo vizitu, lankėmės prie Augiš gamyklos, kur aliuminio gamykla Airijoje, Deribaskos valdoma, siunčia aliuminį į Rusiją. Airijos ministras pirmininkas pasakė, bus tyrimas, po tyrimo priimsim sprendimą. Galbūt galima ir greičiau priimti sprendimą. Ir taip aišku, kur plaukia laivai. Ir taip aišku, kam naudojamas aliuminis. Kam reikalingas tyrimas, laukiant galbūt netgi ir 22 sankcijų paketo, kuris galėtų ir privalėtų apimti ir aliuminį, aliuminio pudrą. Padarykime politinį sprendimą. Tačiau airiai pragmatiški. Jie bando išvengti tam tikros atsakomybės, bet, manau, viso pirmininkavimo metu mes rasime būdų, kaip jiems tą priminti. Kitaip tariant, aliuminis lydės Airijos pirmininkavimą. Šią savaitę inicijavau Europos parlamento narių laišką FIFA'ai. Kaip žinia, FIFA priėmė sprendimą atidaryti jaunių čempionatą rusams. Su Rusijos vėliavomis, su Rusijos himnais, su viso tuo, kuo atvažiuoja ta valstybinė komanda. Taip aš pavadinčiau bet kurią sporto komandą atstovaujančią valstybę agresorę. Mes pastebėjome kelis dalykus, kad tai yra pats blogiausias laikotarpis, kuris gali būti, kuomet Rusija atsisakinėja pradėti taikos derybas, tęsia civilių žudymą Ukrainoje, tęsia agresiją, karinę agresiją prieš kaimyninę valstybę, staiga sporto vartai pradeda atsidarinėti. Infantino, kuris yra generalinis FIFA sekretorius, labai jau dosnus Rusijai ir kai kurioms kitoms, aš sakyčiau, autoritarinėms valstybėms. Mes pastebime, kad tokiu būdu jie, tiksliau FIFA, daro visiškai priešingą veiksmą tam, kokio mes tikimės, kuomet reikėtų sutartinai vakaruose laikytis, aš sakyčiau, sanitarnio kordono principo. Dėja, sportas ir ypatingai futbolas mėgsta korumpuotus pinigus. Todėl kreipėmės 44 mano kolegos pasirašė. Puiku, geras laiškas, pastebėtas ir Europoje. Ir tiesą sakant, mes nenuleisime akių ne vien tik tai nuo FIFA'os, bet ir nuo Rusijos, suprantama, ir toliau. Ir kągi, Lietuva. Atrodo, atsiranda naujoji vyriausybė, dar viena socdemų valdoma vyriausybė. Na, ką aš galiu pasakyti, žvelgiant į tuos veidus, kurie bus centre, kurie yra vyriausybėje,
Pasakyčiau taip, aš nematau to pasitikėjimo, aš nematau tos sveikos ambicijos, aš to nematau valstybinio požiūrio, vėl smunkama į tam tikrus asmeninio gyvenimo, praturtėjimo epizodus. Panašu, kad Mindaugas Sinkevičius jau dabar yra, sakyčiau taip, smunka link kelių į tą visą purvą, pavyks pakilti. Matysime, priklausys nuo jo atsakymų, nuo jo argumentų ir patvirtintos informacijos. Kitu atveju ši vyriausybė su prezidento Nausėdos palaiminimu ir parėmimu iš tikrųjų pradeda labai silpnai ir tikėtis kažkokių tai rezultatų nėra ko. Pasakyčiau taip, Lietuva yra krentanti žvaigždė. Ir tai pastebi ne vien tik tai pasaulinės, europinės reitingo agentūros, ar ne, įvairiais atžvilgiais, bet ir matyt pačių žmonių požiūris į vyriausybę nesikeis. O gaila. Buvo šansas padaryti kažką kitaip. Buvo šansas, kad Daukanto rūmai kels kartelę, o ne atvirkščiai. Deja, kaip visada. Tačiau vasara yra vasara, būkime optimistiški, daugiau saulės, gražaus oro, gražios gamtos, likime pilietiški ir laikykime savo linijos, kurią jau seniai užėmėme ir tęsime. Gero jums savaitgalio.